NESA neinvazinė neuromoduliacija yra inovatyvi elektroterapinė srovė. Ji eina per 12 elektrodų, esančių ant kulkšnių ir riešų, su kryptinga elektrodų mikrosrove, vadinama X signalu. Elektrinis žemo intensyvumo ir dažnio signalas peržengia Wilder-Hormesis reiškinį. Mažos dozės einant laikui moduliuoja nervinį tinklą. X signalo skleidžiama NESA mikrosrovė yra perduodama per nervinį kompleksinį tinklą. Dėl aferentinių takų impulsų ateina iš galūnių ir susilieja kryptiniame elektrode. Tikslas yra uždaryti neuromoduliacijos grandinę ir sustiprinti jos perdavimą per platų klajoklinio nervo tinklą. Galiausiai pasiekia centrinę nervų sistemą. Kai impulsai patenka į centrinę nervų sistemą, neuronai ir glijos ląstelės aptinka įvestį ir pačios harmoningai sąveikauja. Glijos buvo pavaizduotos kaip struktūros su savo pačių jungtimis ir nepriklausomomis funkcijomis, kurios taip pat gali būti neuromoduliuojamos. NESA mikrosrovė neuromoduliuoja neurotransmiterių gamybą, ypač tų, kurie reguliuoja autonominę nervų sistemą. NESA mikrosrovės globaliai veikia stochastinės nervų kaskadas, normalizuodamos paveiktas elektros sistemas. Elektrinis impulsas keliauja aplink kūną, moduliuodamas nervinės sąveikas, kurias paveikia patologiniai procesai. Autonominės nervų sistemos moduliacija sąveikauja su imuninė sistema, taip gerindama jos funkciją. NESA neuromoduliacija pagerina miego kokybę. Dėl autonominės nervų sistemos ir kankorėžinės liaukos ryšio, kuris lemia melatonino koncentracijos pokyčius. Lėtinio skausmo suvokimo jautrumas yra centrinėje nervų sistemoje. NESA technologija padeda laipsniškai neuromoduliuoti lėtinį skausmą, veikdama per nervinę skausmo suvokimo kaskadas centrinėje nervų sistemoje. Kortizolio koncentracijos neuromoduliacija, atsirandanti dėl antinksčių nervinio reguliavimo, žymiai sumažina streso ir nerimo lygį. Globali NESA neuromoduliacija leidžia reorganizuoti bioelektriškai pakitusias sistemas ir pagreitina paciento sveikimą. Suteikite savo nervų sistemai impulsą.